Taigi, kaip ir kiekvieną vakarą, ar ne, stengiamės laikytis rutinos, disciplinos, susitinkam čia, ar ne. Aš vis dar esu šitame Bitcoino short'e. Štai tokie mano setupai, range'as, zonos, viskas ar ne, viską puikiai galite matyti, visą price actioną dešiniai pusiai, jeigu kažką norėtumėt pasikopijuoti. Ir tuoj pradėsime analizę, bet prieš pradedant, jeigu norit prie mūsų prisijungti, gauti mūsų treidus, mokymus, dalyvauti bendruomenės veikloje, gauti kitų analitikų analizės, tai prisijunkit prie mūsų telegramo Oskaras Trading. Tenai bus visos naujienos, rezultatai ir visa kita. Bum, ir dabar važiuojam į analizę, ar ne? Esu ant 4 valandų, tai priemo, mes ant 4 valandų turėjom štai tokį range'ą. Ir man rūpi štai šitos dvi long zonos, ar ne? Pirmoji ir antroji. Tai pirmoji yra ties range low. Aš norėčiau, kad žemiau paleistų po šito range, tepintų gal netgi į šitą demand zoną, ekstremalią zoną, ar ne? Ir tada galėtumėm nuo čia ieškoti jau pagaliau longo, nes aš noriu, kad jau pilnas judesys įvyktų. Nes kol kas mes netgi nepaėmėm šitos zonos, nuo kurios irgi būtumėm galėję attemptint, ar ne, longą. Čia labai labai gražu, bet čia per milimetrovkę ir mano realiai alertas buvo kažkur štai prie 84,6. Tai negavom ir tokia yra jau tradinimo dalis, kai negauni, tai ir reikia praleisti, reikia mokėti, nes jeigu mes kažkur entry darysim nuo čia, labai gražiai galim ir prisigauti. Aš prieš tai kalbėjau, kad mes turėjom labai daug čia FVG zonų, ar ne, ant 1 valandos, tai iš viso čia bardakas labai didelis atrodo, aš į šitą bardaką lysti visiškai nenoriu. Noriu užtikrintų swing trade'ų, tai jeigu ir jūs to norit, tai man atrodo galėsit kartu su manim išlaukti ir ne ir šitų zonų. Tai vat. Tai šitas praleistas, nors būtų visai nieko, atemtas kokį mes čia judesį gavom dabar, ar galėčiau pasižiūrėti per čia tikriausiai. Price range. Gavom 3 procentus, labai nice, kaip ant bitkoino, labai nice. Tai vat, ir dabar belieka laukti, ar pirmas resistance, ar ne, šitas FVG šitoje vietoje, kur dabar esam, ar galim pramušti, ar ne, o bendrai tokio dydžio range'as prognozuoto ne prie 94K. Turim daug equal highs štai čia, šitoje vietoje, 1, 2, 3, gal kitaip žymėsiu, taip labai neaiškiai atrodė. 1, 2, 3, tai tikrai mes kažkuriuo tai laikotarpiu turėtumėm eiti susirinkti visą šitą dalyką. Ar tai bus dabar, aš to negaliu pasakyti, nežinau ateities, bet kiekvieną dieną dalis po dalelės ar ne price action'ų mes galim kažkokį tai įspūdį susidaryti. Shortų tikrai dabar neieškočiau šitoj vietoj, nes esam visiškai range'o dugne. Mano pagrindinis fokusas yra į šitas dvi zonas. Tai bet būtent apie bitkoiną yra tokia tema mano ir kažko tai rimčiau, sakau, nežiūrėsiu. Koncentruosis į šitas dvi zonas ir toliau jūs kiekvieną dieną updatinsiu, jeigu norit gauti dar daugiau žinių, update'ų, signalų, setupų, tai būtinai prisijunkit prie mūsų. Tai šį vakarą taip trumpai, užmetam liuks ant update'o, motyvuojam save, išliekam rinkoje, atsipalaiduojam tuo pačiu metu, nes jeigu norit rinkoje dalyvauti ilgai, metai iš metų, tai turit būti truputėlį ir atsipalaidavę centrinę nervų sistemą, turi būti maksimaliai atpalaiduota, nes kiekvieną dieną, jeigu treidinat, patiria didelę įtampą, todėl pasistengit ar ne surasti būdų, kaip atsipalaiduoti ir kaip nusiraminti. Tai vat. Be to, prisijungus prie Telegramo yra mūsų Discordo linkas, mūsų visa veikla Discord'e vyksta, tai tenai rasit mūsų narių atsiliepimus ir rezultatus, jeigu norite truputėlį pašnipinėti, apsižiūrėti, tai būtinai taip ir padarykit, galėsit pasiekti ir pažiūrėti, kaip sekasi mūsų nariam darbuotis. Galbūt tai labiau jūs motyvuos prisijungti prie mūsų. Tai va, šiandieną užteks, užmetam liuksą ir susimatysim vėliau.